Tau vapšė kas leido į mašiną atsisėst. Pasižiūrėk, kaip tu atrodai, visas šlapės. Nu, skubėjau, nu. Nu, skubėjau, kodėl man rūpi? Ką tu man čia dabar siūlai išlipti iš mašinos per langas tu ištekėti? Gerai, neverk, įsėdai, tai įsėdai. Kas čia dabar nutiko, ko čia taip staigiai prireikė mane? Gal tu man papasako, kas nutiko? Nieko nenori pasakyti. Ką nori, kad papasakočiau? Ką? Kas koksas kėdė su kažkokiu šūdu? Kodėl nuo mano produkto miršta žmonės? Kas mane Leviui pridavė, klausiu? Monte, tu susirabink, pašnekam normaliai. Normaliai, pašnekam. Kas koksas kėdė? Monte, tu nuleis ginklą, davai. Man neaiškink, supratai, skaičiuoju iki 3, ištaškau tau durną galvą. Monte, nu tu supranti pats, kad čia neišausi. Ale? Įsitikinęs? Nu, tai mes mašinoje esam, tai įsivaizduoji, kaip čia viskas atrodys. Neišvalysi niekaip. Nu jo, teisingai sakai. Lipk lauk. Nu, ko tu čia įsterikuoji, pašnekam žmoniškai. Ateik čia. Nu, ką tu čia sugalvoji viešoje vietoje ginklų švaistyti? Man dzinta vieša vieta, aš tai šitom rankom paimčiau. Ko koksas kėdė? Ką aš žinau, ar aš durnas, kad kažkokį nuodą dėčiau. Aš tais neklausiu apie nuodus, aš tais klausiu, kuo skėdė koksą. Nu, nepasakysiu, dabar neatsimenu. Viską tu man pasakysi. Ko primaišėjai mano koksą? Monte, raminkis, prašau, aš tau duodu. Tu raminkis, Monte. Ko primaišėjai koksą, klausiu? Tu gerai kretino dėjau, visą laikį maišau. Ką aš žinau, kad čia kažkoks pavojingas variantas gali būti. Tai nėra mirtinas variantas. Apsimyžai? Prašau? Labas. Labas. Aš tau skambinu. Žinau. Tu mane kėlei? Žinau, man reikėjo truputėlį pabūti vienam. Per mažai tuos metus vienas pabuvai? Ar šį kartą buvai ne vienas? Blin, ką tu nusišneki, Laura? O kas man belieka? Tu su manim nesikalbi, tu visą laiką dingęs. Jeigu ne fiziškai, tai savo mintise. Tu visiškai teisi. Aš labai atsiprašau. Aš net nebandysiu teisintis, bet žinok, aš tave labai ir labai myliu. Aš greit sugrįšiu į save, bet dar truputį pakentė gerai.
Viskas gerai? Gal kavos? O, prašau, Kavos gali. prašom. Būk laisvas. Prašom. Prašom. Galima? Na, einam į svetainę? O kas ten? Tau ką, čia negerai? Ne, man labai gerai. Tik tėvas prašė kelioms minutėms pasiužsukti, nori supažindinti su savo naująją simpatiją. Tavo tėvas turi naują simpatiją. Įsivaizduoji? Ir nori mane supažindinti, to gyvenime nėra buvę. Tai mane atsmalsu truputį. Einam. Nu gerai, einam, susipažinsim su tavo naująją mamytę. Nu, baigtų tik tai. Nu kas baigtų? Tau čia nieko, man va uošvienė atsivedė. Nebuvo ir pist, prašau, yra. Girnis. Įspūdinga, Fredai, įspūdinga. Graži sodybėlė. Nu, gal ir nieko. Užregistravau kaip kaimo turizmą, bet kol kas vai turistauju vienas. Didelių namų toks jau likimas. Dažnai jie lieka tušti. Na, kad čia mes kažkaip liūdnai pasukam. Gal po šlakelį kažko? Ne, aš kavos, kaip ir tarėmės. Nu, va, sakiau, kad turistauju vienas, bet maloniai šimtis mano dukra Laura, susipažinkit. Čia jos sužadėtinis Lukas, Roberta. Sveika, Laura. Malonu susipažinti. Man irgi labai malonu, Roberta. Kokia graži tavo suknelė. Labai ačiū. Tėtis padovanojo. Tavo tėtis turi labai neblogą skonį. Tai žinoma, nesutapimas, kad ir jūs pasirinko. O kas šis žavus jaunuolis? Šis žavus jaunuolis yra mano sužadėtinis. Jis tik šiek tiek pavargęs. Taip, viršvalandžiai. Darbo žmogų puošia. O mes su Roberta ruošimės kavos išgerti. Laura, Lukai, gersit? Aš tikrai gersiu, Lukai, išgersi? Taip, aišku, išgersim. Nu tai ką, einu ruošt? Tėte, aš tau padėsiu. Lukai, užimk viešinę. Taip, Nenubodžiaukit. taip, žinoma. Ei, palik šitos, paim gerą į servizą. Tėti, rimtai gerąjį servizą? Tu visada gaili gerojo servizo. Reiškia, ji tau tikrai labai patinka. Ei, niekis. Žinai, dar neaišku, kaip čia viskas bus. Gerai, kol gerai. O dėl servizo, nu tai kiek iš čia gali dulkėti? Kaip man tave norisi papurtit? Niekis, sako jisai. Čia ne niekis, čia nuostabi moteris. Taip, kad pasistenk. Gerai, dukra, pasistengsiu. Man jinai irgi labai patinka. Nu tai labai gerai. Klausyk, nebegaištam laiko. Ruošiam kavą. Ruošiam. Blin, kad tu čia darai. Lygiai to paties norėjau paklausti ir tavęs. Pavelys, kokia ta Roberta? Nu kada tu esi Roberta? Nu kada tu nebegenutė? Tu manai, kad jis būtų kabinės genutė, taip? Roberta daug seksualiau. Kas seksualiau? Ką tu čia apskritai veiki? Tu turbūt nieko nežinai, kas įvyko su Juozu. Nu, aš buvau nuvažiavęs pas jūs į namus, ten buvo absoliučiai tuščia. Tai aš taip ir nesupratau, kas įvyko. Fredas Kohanas, štai kas įvyko. Jis atvažiavo į mūsų namus ir nušovė jį. Kol aš kaip paskutinė bailė slėpiausi kitame kambaryje. Nuliesk manęs. Aš nekenčiu tavęs. Manęs? Kenčiu tavęs. Kodėl manęs? Na, tu dar drįsti klaus, kodėl taip? Jis atvažiavo ieškoti tavęs. Juozas tylėjo kaip žemė, tavęs nepardavė. Todėl ir nušovė. Dieve. Aš prakeikiu tą dieną. Prakeikiu tą dieną, kai mes tave priglaudėm. Prakeikiu tave, Lukai, visiems laikam.
įsivaizduoji, 10 kartą kabinetus dezinfekuoja. Kada šitas viskas baigsis? Juoda? Juoda. Be cukraus? Be cukraus. Aha. Neprispjaudė. Prispjaudžiau. Vadinasi, būsim kaip ir pasilaižę. Perskaičiau šiandien horoskope, kad labai gera diena gerint santykius. Tai gal dabar būsit mažesnis chamas? Ne, nebūsiu. Aš horoskopais netikiu, žvirblelį. Nevadinkit mane žvirbleliu, gerai? Kaip nori, žvirblelį? Aš dieną naktį mokiausi geriausiais pažymiais ne tam, kad mane kiekvieną dieną įžeidinėtų kažkoks... Nu, koks? Pratesk mintį, koks? Pašlemėkas. Mergužėlė, aš tam darbe mačiau daug pirmūnų ir pirmūnių. Mačiau tokių, kurie pirmą dieną sako, kad žino, kaip dirbti šitam darbe. Bet vos susiduria su kažkokia nužudimo ar išprievartavimo byla, iškart susisuka į kamoliuką ir bėga pas savo mamytę. Šitam darbe negalima būti nei švelniam, nei pūkuotam. Čia reikia dirbti. O aš tave erzinu. Ir žiūrė, ar tu atlaikysi. Bet tu, pasirodo, turi drąsos atsispirti. Vadinasi, su tavim nėra dar taip viskas blogai. Nu ką, aš jau eisiu. Ačiū už kavą. Auštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkės. Eik. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Akmenys podiumas, motinų apverkti, tau nepasirodė mes prakeikti. Nieko į mūsų jausmus panašaus, skausmo malda lyg kulka iššaus ir vėl atsitrenks, kur šarvai plieno, mūsų dievai už sienų. Akmenys savo ant pečių nešam, saugom kiekvieną vilties lašą, tol kol kely vėl nuguls. Kuku. Rūkį turi? Tai aišku, kad turiu. Pirma taisyklė pradėjus dirbti prokuroru. Gali pamiršti ginklą, gali pamiršti dokumentus, bet cigarečių niekada nepamiršk. Prašau. Cigaretė darbo įrankis. Pirma taisyklė pradėjęs dirbti prokuroru. Tai kiek čia jau dirbi, kad taip kalbi? 3 mėnesius? Prašyčiau. 4. Kalbi lyg 10 metų dirbtų. Ai, gerai. A kur tu buvai įlindęs čia toks, kad visas apsišašavęs? Toks jau mano darbas. Įlysti į šūdus iki alkūnių. Patys įkišot. Mes tave įkišom. Taigi tu pats pasirinkai būti infiltruotas. Ai, aš pats pasirinkau. Čia pasirinkimas buvo. 7 metai kaliuzės arba pereiti infiltruotus. Čia pasirinkimas. Tai aišku, kad pasirinkimas. Tu turėjai sekti Fergizus. Aišku, iš pradžių darbą darei gerai. Bet paskui pats turbūt nesupranti, kur nusiritai. Ai, aš nusiritau? Nu tai papasakok, kurgi aš nusiritau? Man tau pasakot, kur tu nusiritai. Nu tai davai, nu. Tai gal geriau tegul nuotraukos pasako. O, pasižiūrėk. Pažiūrėk. Kas čia per šūdai su bulve kažkokia fotkinta? Kodėl su bulve? Pasižiūrėk, ką. Net pažįsti čia? O, pavyzdžiui, savęs net pažįsti, ne? Tu Kamilę nužudėjai, šūdžiu. Kas dar žino? Nu, kol kas tik aš.
tu sugalvoji, koks tavo planas? Viskas baigiam, nes jie tuoj ateis su ta savo sušikta kava. Genutė, paklausyk manęs. Nevadink manęs taip. Kaip Genutė? Nevadink manęs taip. Genutė mirė kartu su Juozu, supratai? Viskas. Manęs tu dabar nebepažįsti, aš visai kitas žmogus. Gerai, po velniai su Roberta. Koks tavo planas, ką tu sugalvojai? Kerštas. Gerai, šau. Na va, ir žadėtoji kava. Atleiskit, kad užtrukom, tikiuosi nenubodžiavot. Oi, ne, viskas gerai. Au, koks gražus servizas. Cukrus? Ačiū. Ko tu nori iš mane? O kodėl tau atrodo, kad iš tavęs kažko noriu? Nu, tu vienintelis prieš mane turi kompromatą ir jo niekam nerodai, tai kaip ir akivaizdu, kad kažko nori iš manęs. O, nu jo, čia vat kaip pasakė, tai iš tikrųjų atrodo teisybė. Oi, Rimai, kaip tu negražiai pasielgiai, Kokia graži mergaitė, perspektyvi. Nei sąžinės, nei širdies neturi turimai, neturi. Ko tu iš manęs nori? Trumpai, dabar dirbsi ne tik struktūroms, bet ir man, poniau? Pasirinkimą turiu? Pasirinkimo šį kartą tu jokio neturi, brolelį. Ir prisiminsi tos auksinius laikus, kai dar turėjai pasirinkimą, ar dirbti mentūroje, ar būti infiltruotas. Viskas galiu eiti? Dar ne viskas. Tu nenori sužinoti, ko aš iš tavęs noriu? Šiaip apskritai pastaruoju metu mažai aš ką noriu sužinoti. Kaip suprantu, bus reikalas surasi mane. O, čia tai teisybė tikrai, susirasiu. Tu nepradink vėl, gerai? Pasistengsiu. Dar vienas dalykas. Nu? Tugi nedurnas, ne? Nedurnas. Ir tu vienintelis žinai, kad aš turiu kompromatą prieš tave. Ir kaip nedurnas, tu turbūt norėsi mane pašalinti, kad tau neatsitiktų kokių negerų dalykų, ar ne? Tai va, brolelė, nieko tau neišdegs, supratai? Aš parašiau testamentą. Ir parašiau tame testamente apie pašto dėžutę, kur gulės va tie dokumentai. Ir jeigu man kas nors atsitiks, tie dokumentai atsiguls tyrėjams ant stalo. Poniau? Viskas? Va dabar viskas.